Sekmadienis 10:30 laida NKTV prasideda. Labą rytą tariu jums aš Ernestas Janušas ir visa NKTV komanda. Štai ką paruošėm jums šiandien. Pasižvalgysime po žmonių šaldytuvus. Pažiūrėsime, kuris interneto adresas yra seniausias pasaulyje. Dėliosime domino ir nemokamai prasinešime legendinių Amerikos Route 66 iki pat vandenyno. Keista strateginė veikla Marse, ne tik paviršiuje, bet ir po žeme. Piktieji marsiečiai naujoje Red Faction dalyje. Antrasis Portal. Galbūt tai vienas geriausių šių metų žaidimų. Sužinosite kodėl. Šiandien rinkoje navigacijos sistemos tradiciškai naudojamos maršrutų nustatymui, transporto sistemose, geodezijoje, bet mes žinome ir kitų įdomesnių GPS-o panaudojimo būdų. Štai pavyzdžiui, Niujorko taksi GPS duomenų analizė padėjo surasti pelningiausius, kabutėse, vairuotojus. Tuos, kurie tapo pelningiausiais apgaudinėdami keleivius. Sulyginus GPS ir taksi skaitiklių duomenis, gautas daugiau nei $8 milijonų skirtumas per 26 mėnesius. Maždaug tiek pinigų pasisavinta pareguliavus taksi skaitliukus. Kitas GPS-o panaudojimo būdas – moksleivių lankomumo kontrolė. Linkę bėgti iš pamokų moksleiviai nešioja GPS daviklius, duomenys apie jų buvimo vietą registruojami. Ar norėtumėte, mieli laidos žiūrovai moksleiviai, ką? Naudojant GPS-o ir Wi-Fi'aus arba bevėlio interneto sintezę, nustatoma, kur mieste susirenka didelė žmonių grupė. Na pavyzdžiui, kur vyksta koks nors nelegalus koncertas ar nesankcionuotas mitingas. Ir aišku, valstybės saugumo aparatai GPS-ą naudoja, spėkite kam, ogi sekimui. Garso įrangos parodoje NAMM 2011 kompanija Roland pristatė naują sintezatorių gitarai. Tai specialus adapteris pritaisomas ant standartinės gitaros dėkos. Jis paverčia analoginį garsą skaitmeniniu. Ir tuomet pirmyn elektronika sintezuoja. Vienas svarbiausių šios naujovės privalumų – gebėjimas preciziškai arba labai tiksliai skaitmenizuoti gitaristo išgaunamą garsą. Žinoma, tai reiškia ir daug naujo garso ir naujo skambesio jūsų gitarai, jeigu tokią turite ir mokate groti. Ir štai ji čia. Pristatau jums didžiausią pasaulyje uždarose patalpose padarytą fotonuotrauką. Ši nuotrauka padaryta Prahoje, Strahovo filosofinėje bibliotekoje. Tai yra 360 laipsnių panorama. Vaizdas sudurtas iš beveik 3000 nuotraukų. Galima pritraukti bet kurią pageidaujamą vietą iki milžiniškos raiškos. Na ir spėkite, kokiegi bendroji nuotraukos raiška. Ogi 40 milijardų pikselių. Nuotrauka buvo daroma 5 dienų, o ją rasite šioje svetainėje. Ką tik jūsų matyta vinjetė reiškia, kad prasidėjo rubrika Tinkle. Tiem, kas galbūt pirmą kartą žiūri NKTV, paaiškinsiu, kam skirta rubrika Tinkle. Yra skirta jums visų pirma, o visų antra internetui. Ok, internetas jums. Įdomios interneto nuorodos, idėjos, kur galima panaršyti turint vieną kitą laisvą minutę, o gal netgi ir valandą.
Didelė dalis tų idėjų ateina iš jūsų pačių. Mūsų Facebooko profilyje jūs ant sienos paliekate savo internete rastas geras, įdomias ir naudingas nuorodas. Gerai, keliauju prie pirmojo tinkle puslapio šiandien. Mantas Ramelis jį mums siūlo. Ir tai yra šaldytuvai. Pažiūrėkime, kas dedasi šaldytuvuose pas žmonės įvairiuose pasaulio kampeliuose. Gerai, Kristinos šaldytuvas mus pasitinka titulinėme, jis yra Kanzase, Misūryje. Yra nuotrauka ir yra aprašymas konkrečiai, kas tame šaldytuve dažniausiai pas Kristiną būna. Gerai, Carlos Alejandro šaldytuvas Argentinoje, Buenos Aires mieste. Pažiūrėkime stambesnį vaizdą. Labai prastai atrodo, koks. Nekaip, ar ne? Gerai, eikime prie kito šaldytuvo. Taip, galima ieškoti šaldytuvo pagal šalį. Aha. Kas nors egzotiškesnio, pavyzdžiui, Vietnamas. Prašau, šaldytuvas Vietname, Donio šaldytuvas. Pasidairykit, paskaitykit, kas per velneva. Gerai, ir žinot ką, aš šaldytuvų šalių sąraše nematau Lietuvos. Prašau, jeigu nufotkinsite ir įdėsite čia savo šaldytuvą ir atsiųsite nuorodą, pažadu parodysiu per televiziją. Neslėpsiu, turiu vieną silpnybę. Mėgstu geografinio pobūdžio žaidimus internete. Vieną tokių noriu parodyti. Jis yra kiek senovinis, pamatysite iš karto pagal programavimą ir dizainą, bet veikia neblogai. Galima žaisti su realiu priešininku tinkle, o galima žaisti vienam. Pabandysiu vienas. Žaidimo tikslas, kaip galima greičiau bakstelti, kaip galima arčiau miesto, kurį parenka kompiuteris. Štai. Šiek tiek suklydau. 760 km nuo Bangaloro bakstelėjau. Kanada, White Horse. Neįsivaizduoju, kur yra White Horse Kanadoje. Na, atleiskit. Vai. 4000 km į šoną. Ok, mėgstu aš tos geografinius žaidimus. Gerai. Sidnis, Australija. Turėtų būti, ar tik ne čia? Atrodytų, beveik nesuklydau, bet štai 560 km į šoną. Gerai, dar vieną bandom. Sakramentas, Kalifornijos sostinė. Ar ji tik nebus? Čia. Vėl 560 km po paraliais. Turiu vieną gerą padaryti. Haitis, Port-au-Prince. Bandom čia. Viso labo 80 km. Gerai, visi šitie rezultatai yra sudedami į rekordų lentelę, jūsų reitingas ir taip toliau, žodžiu, smagus geografinis žaidimas, kodėlgi nepažaidus. Nepraleisiu progos įsiterpti su būtinaja informacija. Mūsų Facebooko profilyje yra tos nuorodos, kurias jūs matote laidoje. Na, ką reiškia yra? Tai yra linkai, paspaudžiate ir iškart patenkate į reikiamą puslapį. Nereikia užsirašinėti viso to, ką aš dabar rodau jums per televiziją. Ir čia jums parodysiu dar vieną svetainę. Šarūnas Jonuška klausia mūsų, ar mes žinome, koksgi buvo pirmasis registruotas interneto domenas, na, adresas taip vadinamas. Na, tarkim, nkTV.lt, lrytas.lt ir panašiai. Čia yra domenas. Tai štai, 1985 metais, kovo 15, buvo registruotas pirmasis domenas symbolics.com. Prašau, symbolics.com. Čia yra informacija apie jį. Pažiūrėkim, kaip atrodo dabar symbolics.com. Iš esmės mūsų visiškai nedominanti informacija, na tiek, kad jie pasižymėjo, kad taip, tai yra pirmasis registruotas interneto domenas 85 metų kovo 15 diena. Va, bet toje nuorodoje, kurią mums atsiuntė Šarūnas, yra ir daugiau, na pavadinkim taip, pirmųjų interneto domenų, koks 100 pirmųjų. Nutaikęs ramesnę akimirką, noriu ramiai kreiptis į vieną laidos žiūrovą. Jo vardas yra Justas, pavardė Čiurlys. Justai Čiurly, tavo atsiųsta nuoroda šiandien išvarė iš proto visus mano kolegas. Rimtai. Praktiškai tiesioginė prasme. Praktiškai jie išprotėjo. Negana to, jie pradėjo siuntinėti šio puslapio nuorodą savo draugams. Justai Čiurly, sutikęs tave, aš tau tikrai stipriai užsuksiu ausį, kad jin įkaistų ir būtų raudona. Gerai, jokauju. Tikrai puikus puslapis, labai paprastas ir aiškus. Demonstruoju.
Svarbi informacija yra tokia, kad netrukus bus reklaminė pertraukėlė. Iš karto po jos pratęsime rubriką tinkle. Tad tikrai niekur nepabėkit.